Visai netrukus prasidės mano kolegės Rūtos Trainytės mokymų dalis, kurioje ji mokys pranešimo spaudai rašymo subtilybių. Sužinosite, kurie tekstai patraukia žurnalistų dėmesio, o kurie dėja iš karto po jūsų išsiuntimo tiesiog keliauja į šiukšlių dėžę. Iš patirties galiu pasakyti, kad tikrai nemaža dalis tokių keliauja net neatidarytų, neperskaitytų. Žurnalistai vidutiniškai per dieną gauna apie keliasdešimt, o kartais net kelis šimtus pranešimų spaudai. Tai Rūta pasidalins patirtimi, kaip prašyti juos, kad jie būtų perskaityti. Šiek tiek prieš mokymus techninės informacijos svarbios, kurie galbūt tik dabar prisijungėte. Paskaitos pabaigoje mes labai prašome visų dalyvių užpildyti renginio vertinimo formą, kurią PKTC komanda įdėjo į čatą, į pokalbių laukelį. Jūs užtruksite vos kelias minutės, o ta nuomonė, kurią išsakysite, mums yra labai labai svarbi. Dar primenu informaciją dėl pažymėjimo. Tikrai visi tie, kurie iš anksto užsiregistravote, jūs gausite pažymėjimus. Nepergyvenkite, jeigu negausite jo rytoj ar poryt. Per 14 dienų po renginio jūs tikrai jį gausite. Jei kažkas prisijungėte tik dabar, labai prašome jūsų pokalbių laukelėje nerašyti savo vardų ir pavardžių, mes visus prisijungusius matome. Bet jeigu šią transliaciją stebite prisijungę prie vieno kompiuterio ar įrenginio kelies, ar ne, prašome užpildyti specialią formą, kuri yra palikta pokalbių laukelėje. Ten labai svarbu tada surašyti visus žmonės, kurie sėdi prie vieno kompiuterio. Na, čia pažymėjimai labai svarbu. Tai tiek tos techninės informacijos. Rūta, perduodu mikrofoną tau ir laukiam tavo prezentacijos. Ačiū, Eglė. Ir keliaukime prie antros dalies. Taip, kai tik pradėjome, sugalvojome tokius mokymus organizuoti, iš pradžių galvojau, kad turėsiu auditoriją, su kuria mes mokysime tiesiog gyvai rašyti tekstus. O dabar tenka imtis labai keisto iššūkio apie tekstus kalbėti tiesiog, štai taip, per kompiuterį. Tai tiesiog pasižiūrėsime, kaip čia mums pasiseks tai padaryti. Taip, pirmiausia, noriu parodyti jums, kaip galima apie save papasakoti, pasinaudojant asociacijų metodų. Taip, tai noriu prisistatyti štai tokių asociacijų metodų. Mano vardas Rūta ir apie tai, kad mano vardas Rūta, man primena štai toks augalas. Skaičius 15, tai esu daugiau negu 15 metų ryšių su visuomenė srityje. Krepšelis, mano klientų krepšelyje buvo ir yra labai įvairių organizacijų. Tiek verslo organizacijų, tiek nevyriausybinių, tiek valstybinių įstaigų, tiek politikų. Taigi turiu tokią labai įdomią, nuotykių pilną kelionę su savo klientais šitoj srityje. Taip pat toks įdomus pokalbių laukelis, nuo mėlynos iki raudonos spalvos rodantis. Tai yra tai, kuo aš šiuo metu domiuosi. Man ypatingai įdomi šiuo metu klimato krizės komunikacija ir aš esu sukūrusi tokį pilietinės žurnalistikos iniciatyvą, portalą, kuriame yra komunikuojama apie klimato kaitą. Na ir štai toks gyvūnas, tai esu gyvūnų mylėtoja, myliu kates ir šunis ir auginu katiną, kurio vardas Reksas. Tai šiek tiek tokia įdomi, galbūt įdomus būdas ar metodas, kurį jūs galite panaudoti, asociatyvų tokį metodą, galbūt irgi, kai jūs ruošiatės savo kalbėjimui ar prisistatymui, galbūt kalbate nenaudodami skaidrių ir tada, nežinau, lenksite 5 pirštus ant savo rankos ar tiesiog prisiminsite augalą, skaičių, gyvūną, daiktą ir tuomet prisiminsite, apie kągi reikia toliau kalbėti. O apie kągi mes kalbėsime? Pasižiūrėsime pirmiausia, tai kodėl reikia bendrauti su žiniasklaida. Kaip reikia bendrauti, jau pakalbėjo Eglė, mes pašnekėsime, kodėl reikia. Tada pasižiūrėsime, kuo skiriasi pranešimas spaudai, naujiena, komentaras ir žinutė socialiniuose tinkluose. Taip pat susipažinsime su pranešimo spaudai arba žiniasklaidai rašymo principais, dviem, pirštų trikampių ir rėmeliais.
ir, pasižiūrėsime, kaipgi sudominti žurnalistus, kai jūs jau esate parašę savo pranešimą spaudai. Pirmiausia, kaip šiek tiek jūs išjudinantis klausimas ir šiek tiek suprantantis mums jūs, nes jūs esate mūsų auditorija, su kuria šiuo metu bendraujame. Parašykite į pokalbių laukelį, ar jums tenka rašyti straipsnius ir naujienas. Jeigu tenka, rašykite skaičių 1, jeigu ne, tuomet skaičių 2. Taip, skaičius 1 reiškia tenka rašyti straipsnius ar naujienas, tiesiog galbūt jūs dirbate savo organizacijoje būtent šitoj srity, kai jums reikia kalbėti apie tai, ką jūs veikite. O galbūt jūs galbūt jūsų kolegos kalba, bet jeigu jūs tiesiogiai nerašote, tada rašykite ne ir tada skaičius 2. Taip, o jūs, kol rašote, jau drąsiai rašykite, tiesiog tegul tas procesas vyksta, o aš pakalbėsiu, kodėl reikia bendrauti su žiniasklaida arba su žurnalistais. Bendravimas su žurnalistais yra labai svarbus, nes žiniasklaida yra kanalas, kuriuo yra pasiekiama jūsų tikslinė auditorija. Jūs juk ne šiaip sau rašote naujienas arba straipsnius, tai gal sugalvojau čia apie Saulę ir Mėnulį parašysiu. Ne, jūs turite žinutę ir tą žinutę norite pasakyti, ištransliuoti tiksliniai auditorijai. Ir žiniasklaida yra tas kanalas, kuriuo jūs galite pasiekti plačią auditoriją, taigi skleisti informaciją ir netgi formuoti visuomenės nuomonę. Taigi, per žiniasklaidą jūs greitai ir efektyviai galite perduoti savo žinutę, nes, kaip ir Eglė minėjo, naujienos yra šiandien, jos yra greitos, jau kas rytoj bus, tai bus rytoj, o jau kas buvo vakar, jau ir niekas nebeatsimena. Todėl tas bendravimas su žiniasklaida yra greitas būdas pasiekti didelę auditoriją. Jeigu yra kažkas aktualaus, jūs ar paskambinote, ar parašėte žurnalistui, galbūt išleidote pranešimą spaudai, tuomet sudominote žiniasklaidą, jie šiandien pat susisiekė, jau jūs galbūt patekote į televizijos reportažą, galbūt jūs pakvietėte kalbėti per radiją ir tai pasklido tą informaciją, kurią jūs norėjote perduoti. Taip pat labai svarbu reputacijos kūrimui, nes būtent bendravimas su žiniasklaida ir tas auditorijos pasiekiamumas, jis gali padėti jums formuoti ir palaikyti organizacijos arba asmens įvaizdį. Asmuo dažniausiai būna organizacijos vadovas. Kokios bus jūsų organizacijos vertybės, ar jūs esate atviri, ar bendruomeniški, ar demokratiški, ginate žmogaus teisės. Jeigu jūs kalbėsite apie tai taip apie jūs ir galvos bendruomenė, kurioje jūs gyvenate, žmonės, kurias jūs pasieksite. O jeigu jūs apie tai nepasakosite, bus tyla. O tyla tai ką reiškia? Tyla tai reiškia terpė sklisti įvairioms paskaloms ir gandams. Ir ne tai, kad taip nebūtų, mes užpildom tą terpę žinutėmis, naujienomis apie save ir taip kuriam apie save tą įvaizdį. Yra toks greitas atsiminimas, kas tas įvaizdis, kas ta reputacija. Tai įvaizdis tai yra tai, kaip tu atrodai, tai yra tavo ta kaukė arba tas socialinis veidas, o reputacija yra iš tikrųjų tai, koks tu esi iš tikrųjų. Tai gali sutapti, tiesą sakant, o tai gali ir labai skirtis. Jeigu tavo reputacija nėra tokia kaip įvaizdis, dėja krizių metu gali pasirodyti tavo tikrasis veidas. Kita vertus, jeigu jau tu esi komunikavęs, galbūt krizės metu tu būsi susikūręs savo organizacijai ar savo kaip asmeniui ar vadovui kažkokią tai pagalvėlę, kur galbūt bus lengviau ant jos nusileisti. Taigi, dar vienas labai svarbus momentas, kad žiniasklaida yra tas didysis kanalas, kuris pasiekia tą didžiulę auditoriją. Taip, jūs naudojate socialinius tinklus, jūs naudojate savo organizacijos svetainę, elektroninį paštą, galbūt Teams ir kitas platformas, kad jūs kalbėtumėte su savo siaurame rate, savo tikslinę auditoriją, klientais, galbūt darbuotojais, galbūt bendruomenės nariais ir tai yra tas burbulas taip vadinamas, o išeiti iš to burbulo, kuriam jūs visą laiką komunikuojate, gali padėti būtent tas
jau kontaktas su žiniasklaida ir pranešimų spaudai rašymas ir jau nebe tik tai užsidarimas savame tame burbule. Taip, čia norėjau parodyti jums, kokio dydžio, kokio galingumo tie kanalai yra, kada jūs išeinate, jau atsirandate tuose kanaluose ir jau, taip sakant, pradedate juose komunikuoti. Tai bet Kantara yra bendrovė, kuri skelbia įvairius duomenis apie portalų pasiekiamumą ir štai galima pasižiūrėti, kad socialiniai tinklai ir Google iš tikrųjų labai didžiulį turi pasiekiamumą auditorijos, Google netgi daugiau negu 1 milijoną gyventojų, ar ne, socialiniai tinklai iš tikrųjų tikrai labai geri, bet kaip juose komunikuoti yra dar tam tikros subtilybės, o daugiausia su pranešimais spaudai ir kitais tekstais mes komunikuojame naujienų portaluose ir jų pasiekiamumas irgi yra tikrai didžiausias, kokį tik tai galima turėti. Ir štai, pavyzdžiui, top 10 svetainių jau turbūt jūs ir žinote, arba, nežinau, jeigu komunikuojate, tai kaip ir visi turi tą tokį viduje savo sąrašą arba susirašę kažkur, žino, kad Delfi yra numeris 1, 15 minučių, Lietuvos rytas, TV3 ir taip toliau, ir visos toliau einantis kanalai, kuriais, tiesiog jūs, jeigu jau norite būti pasiekiamas ir kurti tam tikrą galią, būti, tam tikrą svorį, jau tada turėtumėte siekti papulti į šituos kanalus ir sudominti žurnalistus, kurie dirba būtent čia. Taip. Ir kaip ir Eglė minėjo, iš tikrųjų daug pasakojo, kad krizai esant teisinga savalaikė komunikacija su žiniasklaida gali padėti valdyti situaciją ir išvengti gandų. Ir aš iš tikrųjų neapsistosiu tada prieš tos skaidrės, gal tikrai pasakysiu, kad ta komunikacija tikrai esat stebėję ne vieną krizės valdymą, tarkim, vyriausybės lygių, kai buvo COVID, įvairios migrantų krizės ir taip toliau. Ir iš tikrųjų matėte, kad ji nebūna tik tai dienos metu, ji netgi gali būti ir nakties metu, bet kuriuo paros metu. Ir kaip minėjau, viešumas yra galia, yra tam tikras dėrybinis svoris, jeigu staiga su kažkuo reikia bendrauti ar reikia dėrėtis, taigi esate žinomi bendruomenėje, mieste, o galbūt ir visoje Lietuvoje. Ir tai, aišku, padeda atkreipti dėmesį, žiniasklaida jau jūs pažįsta, kviečiasi į laidas ir jeigu, pavyzdžiui, atsitinka toks, nežinau, niuansas, kad staiga reikia daryti kažkokias advokacijos veiklas ir galbūt formuoti pasiūlymus vyriausybėje ar kažkokiems įstatymams, jau organizacija, žmogus, kuris yra žinomas, kuris turi tam tikrą svorį, dažnai matomas, cituojamas, kalbinamas ar ne, jau ta dėrybinė galia yra daug didesnė negu nežinomo, ar ne, vieno. Todėl organizacijos jungiasi į alijansus, į didžiulės koalicijas, kad tik tai ta jų dėrybinė arba tiesiog ta žinomumo galia būtų didesnė ir jie galėtų ir žiniasklaidą sudominti, kad mūsų daug ir mes norime kažką pasakyti, ir po to jau daryti kažkokią tai įtaką ar politikams, ar kažkokiams kitoms institucijoms, kur jau norėtų tiesiog irgi, kad su jais skaitytųsi, kviestų ir išgirstų. Čia tiesiog klausimas jums. Po to, kai pasakiau, kad štai reikia bendrauti su žiniasklaida ir kodėl reikia bendrauti, tai pasvarstykite savo tiesiog patys, kokia visuomenės nuomonė yra apie jūsų organizaciją, teigiama ar neigiama, palanki ar nepalanki. Tiesiog kiekvienas iš jūsų, gal dirbate savivaldybėje, gal kažkokiame socialinių paslaugų centre, ar kitoje kažkokioje organizacijoje ir tiesiog pagalvokite, ar jūs žinote, ar galėtumėte tvirtai pasakyti, kad visuomenės nuomonė ar bendruomenės, kurioje jūsų ta organizacija veikia, kad ji yra palanki apie jūs. Ir jeigu ne, tai tada reikia pasigalvoti, galbūt reikėtų ir padirbėti. Taip, ir dabar eikime prie pranešimų spaudai, naujienos ir eksperto komentarų ir žinutės, kuogi jie skiriasi. Pirmiausia, tai tikslu, tai reiškia, kokiu tikslu, kodėl mes rašome tuos tekstus, juk ne šiaip savo.
atsisėdome ir staiga pamastėme, kaip mes čia gyvename. Taigi, kokiu tikslu mes rašome, kam mes rašome, kas yra mūsų tikslinė auditorija, ką mes norime jai pasakyti, ką ji turi išgirsti ir kokią formą mes naudosime ir ją pasirinkę, atitinkamai pasirinkame ir kanalą, kuriuo platiname. Taigi, pranešimas spaudai tai yra oficialus dokumentas skirtas žiniasklaidai, kurio tikslas pranešti apie svarbius įvykius, naujienas arba paslaugas. Jis yra struktūruotas, taigi jis turi griežtą struktūrą ir pateikiamas formaliu stiliumi. Jo tokia kaip ir galutinė auditorija yra plati visuomenė, tačiau pirminė auditorija yra žiniasklaida, nes jūs rašote pranešimą spaudai jiems, o jie atfiltruoja, reiškia, jūs turite sudominti, kad tas pranešimas spaudai būtų publikuotas naujienų portale arba iš jo pasidaryta kažkokia naujiena, galbūt naujienų agentūroje. Taigi, jums reikia užduotis jūsų, tai yra įveikti tą žiniasklaidos filtrą. Ir dabar tiesiog noriu pasidalinti vienu pavyzdžiu, kaip atrodo pranešimas spaudai. Taip pat Lietuvos paauglių kasdienybė, paaugliai susiduria su pleiskanomis ir tampa patyčių taikiniu, ar ne? Ir čia yra atliktas tyrimas ir tas tyrimas yra pristatomas. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenys parodė, kad 65% patyčias patyrusių paauglių išvaizdą įvardė kaip esminį patyčių pagrindą. Tyrimas taip pat atskleidė, kad daugiau nei trečdalis paauglių mūsų šalyje susiduria su pleiskanomis. Nors specialistai pabrėžia, kad pleiskanos ir galvos kalpo išsausėjimas yra visiškai normali odos būklė, visuomenėje vis dar vyrauja klaidingi įsitikinimai ir stigmos, dėl kurių pleiskanos neretai tampa patyčių priežastimi. Taigi, paskaičiau todėl, kad jūs pajaustumėte, kad tai yra formalus stilius, ar ne? Mes čia kažkokių emocijų nerodome, tiesiog pristatome, kad buvo tyrimas, kas ten buvo tame tyrime ir kokie to tyrimo rezultatai. Taip, jį užsakė štai Head & Shoulders, tai yra žinomi šampūnų gamintojai, taip jie darosi irgi savo tą PR, taip vadinamą, tą ryšių su visuomenė veiksmą, jie kuria įvaizdį tam tikrą, kad jiems rūpi, kaip čia tie paaugliai jaučiasi ir jie nuo pleiskanų jiems blogai ir tada psichologija komentuoja ir tada jis jaučiasi jau šitas organizacija Head & Shoulders, kad jau jų tas produktas išspręs kažkokią tai problemą, jie jau tokia kaip socialiai atsakinga organizacija save vaizduoja. Na ir kaip matome, čia vėlgi cituojama yra ne organizacijos kokios nors atstovė ar ten šampūnų gamintoja ar vadovė, ne, tai yra psichologija, kuri pakomentuoja tiesiog pačią situaciją kaip ekspertė. Tai organizacijos labai dažnai kviečiasi ekspertus pakomentuoti jų pranešimuose spaudai. Naujiena tai trumpas informacinis tekstas skirtas greitai informuoti apie aktualijas. Jos yra rašomas taip pat objektyviai, glaustai, siekiant perteikti svarbiausią informaciją ir kuo aiškiau. Na ir žodžiu, tas greitis naujienos yra svarbus, objektyvumas, glaustumas ir aiškumas. Na ir mes Lietuvoje turime dvi naujienų agentūras, BNS ir ELTA, ir tai yra agentūros, kurios tiesiog kuria tas naujienas, jūs taip pat galite siūsti savo pranešimus jiems, jie, jeigu susidomės jūsų naujienomis, pasidarys trumpasias žinutės, kurias paims naujienų portalai ir pas save publikuos. Ir čia, kad aš čia pageltoninu, kaip tik, kad čia tas greitis iš tikrųjų yra labai svarbus, nes štai turbūt turėjo kažkokią informaciją trumpą, parašė greitai, išleido, tada papildė, galbūt kažkokiamis nuotraukomis papildė sekančią žinutę ir tiesiog tos naujienos pildomos naujais faktais, naujomis kažkokiamis nauja informacija. Na ir štai matome vieną pranešimą, tokį naujieną apie paskelbtą premiją ir kaip atrodo ta naujiena. Stokholmas spalio 10 diena. Apie BNS 2024 metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta Pietų Korėjos autoriai Han Kang
už intensyvią poetišką prozą, kurioje susiduriama su istorinėmis traumomis ir atskleidžiamas žmogaus gyvenimo trapumas. Ketvirtadienį pranešė Švedijos akademija. Štai, ir čia yra pavyzdys, kaip žinutė yra padaryta iš pranešimo spaudai. Taip, greičiausiai tai yra išversta žinutė, bet principas vis tiek lieka tas pats, tiesiog žiniasklaida daro naujienas iš jūsų tų pranešimų spaudai atsiųstų, arba tiesiog tai, ką jie suranda pranešimų spaudai skelbimo sistemose. Ir matote taip pat, tikrai trumpos, lakoniškos, sakiniai trumpi, faktai ir nėra kažkokių, gali būti citatų, gali nebūti citatų, bet greičiausiai bus tiesiog glausta greita informacija. Ir po to ten kažkokie ten eina papildymai faktais, kuriuos galėsite vėlgi paskaityti, kai gausite skaidres. Na štai, o dabar turime eksperto komentarą. Tai jau specialisto nuomonė, nes tai ir vadiname eksperto komentaras arba paaiškinimas apie tam tikrą temą. Šis tekstas jis yra detalesnis, jis gali, jau tas ekspertas šiek tiek giliau lysti į tą temą, kuri yra įdomi, jis netgi gali pateikti subjektyvią nuomonę, tai jau nėra būtinai, kad objektyvi, o jo tikslas suteikti gilesnį ir tą konteksto suvokimą, jau galima čia aiškinti. Jeigu spaudos pranešime neturi tu labai daug vietos aiškinti, tai eksperto komentare jau gali labai daug pasakyti. Na ir kaip atrodo, mes portaluose turime labai daug įvairių naujienų skilčių, įvairių skilčių, bet turime ir nuomonių skiltis. Ir tiesiog, jeigu susidomėsite ir galvosite, kad galbūt reikia pasirašyti kažkokį eksperto komentarą, tai pats paprasčiausias būdas mokytis, apsilankyti įvairiuose naujienų portaluose, šitose skiltise būna nuomonių ringai, jie įvairiai gali vadintis, bet principas yra tas, kad tiesiog ekspertas pateikia savo nuomonę. Vienoje vietoje pažymėjau tiesiog, kad Alzheimerio paminėjimai rinkimų išvakarėse, tai tiesiog reikėtų vengti tokių galbūt žeidžiančių žodžių antraštėse, nes vėlgi tai yra neetiška tų žmonių, sergančių žmonių atžvilgių. Vis dar pasitaiko iš tikrųjų, kad tokiuose eksperto komentaruose, norint sukelti kažkokį tai efektą wow, yra naudojami tokie išsireiškimai. Na ir štai tiesiog nedidelis pavyzdys apie Liudo Dabkaus pranešimuką, eksperto komentarą. Ir irgi noriu tiesiog šiek tiek paskaitysiu, kad pajaustumėte. Sprogimas šiandien, antskridis ten, galingų atakų geografija apima vis didesnę teritoriją, o nuostoliai tampa skaudesni. Kalbu ne apie Ukrainą, bet agresorių, kuris šią vasarą pirmą kartą nuo invazijos pradžios ėmė suvokti, kuo jam visą tai gali baigtis. Rusija liepsnoja ir tai tik didžiosios dramos preliudija. Kodėl tai prasidėjo būtent dabar, o svarbiausia, ko tikėtis per likusius šių metų mėnesius. Na ir pageltoninu kai kurias vietas, revanšas, dūzgimas, supakuoti, nukenksminti, zombių dėžė, branduolinė kuoka, šunkaros. Žodžiu, jau eksperto komentare matote, kad naudoti galima ir tokią subjektyvią nuomonę, ir vaizdingesnius išsireiškimus, nes tai ir emocinį krūvį tekstui suteikia, ir kažkokią tai didesnę įtaigą, ir įdomu skaityti, gaunasi įdomi istorija. O kaip mes jau iš Eglės girdėjome, istorijos visus vilioja ir žurnalistus, ir žmonės. Na ir žinutės socialiniuose tinkluose tai yra trumpi, neformalūs tekstukai, skirti greitai dalintis informaciją ir skatinti sąveiką su auditorija. O ta sąveika, tai reiškia, jums reikia rinkti patiktukus ir komentarus. Ir tos žinutės būna asmeniškos, ne tokios formalios kaip pranešimai spaudai arba naujienos, ir netgi netokios kaip eksperto komentarai. Jos jau gali būti emociškos, nuotraukos, vizualai, tokie paprasti, buitiniai, nebūtinai iščiustyti ir padaryti kažkur ten su profesionalais, tai tiesiog kasdieninė tokia informacija. Na ir ten galima ir džiaugtis, ir žvaigždutės akise, ir savo patirtimi dalintis. Su kolegomis neteisybės turėjome, daug reikėjo aiškinti, paskui paplėpi su komanda apie orus, pasijuoki ir atgal kimbi prie darbų, ar ne? Toks stilius jau jis dar laisvesnis negu eksperto komentare. Arba džiaugiamės ir labai didžiuojamės
savo grupės draugu, kuris užsidirbo pinigų. Ir va, čia tokie įspūdžiai, mes plaukėjome laiveliu, prisiskanavome visko, ko tik širdis geidė. Galėjote parašyti, aišku, ką ten skanavote, gal ir mums būtų labai įdomu. Ir palinkėjome Valdemarui smagių atostogų. Na, irgi dar vienas kitas irgi gražus tekstukas, tokie puikūs pavyzdžiai, kurie kūrė tas istorijas, kažkas atsitiko, kažkas buvo geras, smagu, tuo norėjosi pasidalinti ir buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose su visokiais ikonėlėmis, ten visokiais gražiais ženkliukais. Tai čia tiesiog tokie geri pavyzdžiai, tiesa, klaidos, kurios dažniausiai daromos, arba, sakykime, galbūt bijoma tų socialinių tinklų, tai tikrai galite nebijoti, nes tos žinutės ir tam ir yra, kad jos užkabintų auditoriją, kad sujaudintų, kad komentaruose visi rašytų savo, oi, kaip faina buvo, tai sveikinam, suprantat, kad vėlgi ta auditorija reaguotų, auditorijos reakcijos juk jums reikia. Ir jeigu jūs parašysite, pavyzdžiui, vieną sakinį, o tai iš tikrųjų labai dažnai būna, aš netgi specialiai ruoždamasi pasiieškojau informacijos, pasižiūrėjau įvairių socialinės paslaugas teikiančių organizacijų tų tinkliukų, tai tiesiog būna taip parašytas vienas sakinys ir viskas. Tai va čia turbūt toks, įsivaizduokit, jūs ateinat pas kaimynę ir norit papasakoti, kaip šiandien, taip sakant, jums diena prabėgo ir jūs ką pasakysit vieną sakinį, juk ne, jūs tikrai pasakysite daug visokių detalių, gal net ir kažkokių pikantiškų ir tikrai galite socialinėse tinkluose tomis detalėmis dalintis. Tai štai, tai dabar greitai prabėgome per tokią kaip ir įžangą ir dabar eisime, kaip rašyti pranešimą spaudai. Jūs jau žinote, kad yra pranešimai spaudai, naujienos, eksperto komentarai, žinutės socialiniuose tinkluose. Žinutės aš specialiai įdėjau, kad jūs pajaustumėte tą turinį, tą emociją ir tas savokas, kuriomis žongliruojam ar ne, kuriant tekstus. Tai va, o dabar minėjau, kad pranešimas spaudai turi, tokią struktūrą savo, ar ne, kuri, kaip ir griežta. Ir jeigu jūs kreipsitės į reklamos ir ryšių su visuomenė agentūras, jos rašydamos pranešimus spaudai naudos šitas struktūras. Tai yra, aš jums papasakosiu apie apverstą trikampį, o po to papasakosiu, kas tie rėmeliai yra. Tai pirmiausia apie apverstą trikampį. Taip, tas toks apverstas trikampis, jisai susiformavo taip, kada atsirado spauda ir pirmieji laikraščiai buvo spausdinami, jie nedaromi taip, kaip dabar kompiuterių pagalba, ar ne, tada buvo ten įvairios formos, raidytės dėliojamos ir įvairias ta sudėtinga tokia pirmoji technika. Ir reikia sudėti vieną tekstą, gal kažkokią nuotrauką, dar to teksto ir staiga niekas netelpa ir tada ką daryti, reikia trumpinti tekstus, kažkokį vieną, kaip trumpinti, ogi nukandant nuo apačios. Ir taip pat išsivystė to apversto trikampio tokia struktūra, kad esminė informacija yra pateikiama viršuje, pati pirmoji, ne kažkur apačioje, per vidurį ar kažkur, bet pati pirmoji. Ir tai informacija apie kas, ką, kada, kur ir kodėl padarė, kažkas organizavo, įgyvendino, ten kažkokį tyrimą padarė, ar žada galbūt kažką tai daryti. Esminė informacija yra pačiame, žodžiu, pirmoje pastraipoje. Toliau eina specifinė tokia informacija, reiškia, pasakom, kas, kur, ką, kodėl, ir tada jau savo tą žinutę plėtojame toliau. Dedame citatas, cituojame žmonės ir po to jau galbūt net į platesnį kontekstą žmonės jau irgi nuvedame, kad suprastų, tai kas čia, prie ko čia ir kaip čia. Tuoj papasakosiu. Tai žiūrėkite, dabar tas kas, ką, kada, kur ir kodėl, jums kad atsiminti, tą trikampį tokį atsiminkite atverstą ir 5 ką, 5 klausimus. Kas, ką, kada, kur, kodėl darė. Taigi, tokie, jeigu atsiminsite, tai aš tikrai labai džiaugsiuosi. Trikampis, 5 ką ir tada jau po to eina žinutės plėtojimas. Tačiau kas yra svarbu, kad ta esminė informacija, tai čia yra viršuje pagal svarbą, bet ne pagal kiekį. Pagal kiekį, kiek reikia teksto, tai tada tas mūsų trikampis tampa vėl normaliu trikampiu, jau nebeapverstu. Ir gaunasi, kad pagal teksto kiekį mes tas kas, ką, kada, kur, kodėl, iš tikrųjų aprašome glaustai,
trumpai, greitai, nes tai yra esminė informacija, įsivaizduokit, kad paima ir nukerpa viską ir palieka tik pirmą pastraipą, ar ne? Todėl tai yra ta glausta informacija viršuje, trumpai, nes turi tilpti rėmelius, ar ne? Ir tada 5 sakiniai, tarkim, gali būti specifinė informacija, kažkokia jau tada platesnė ir papildomos informacijos, įvairiausios gali būti faktų, visokiausių, kokių tik tai nori, bet jeigu jos nukirps, tai nieko tokio baisaus neatsitiks. Jau ten gali būti daug ir pasakinių, ir pastraipų. Ir dabar parodysiu pranešimo spaudai tokį šabloną. Taip, jūs kaip organizacijos leidžiate pranešimus spaudai, dažniausiai naudojate logotipus ir tai yra tikrai normalu, galbūt įgyvendinate kažkokius ar Lietuvos vyriausybės finansuojamus projektus, ar ES lėšomis finansuojamus projektus. Jūs visada, kaip ir yra tam tas reikalavimas, toks naudoti logotipus, papildomą informaciją reikalaujama, visą tai jūs naudojate ir pranešime žiniasklaidai. Taigi, tai yra pranešimas žiniasklaidai ir jūs netgi parašote, kad tai yra pranešimas žiniasklaidai. Jeigu tai yra kažkokia informacija žiniasklaidai, tada įvardyjate ją kaip informaciją. Jeigu tai yra kažkokia naujiena arba eksperto komentaras, irgi įvardyjate, žodžiu, tą dokumentą jūs pavadinate, ar ne? Tai reikia parašyti pranešimas žiniasklaidai, data, gali būti miestas ir tada pavadinimas. Apie pavadinimus truputėlį mes pašnekėsime, bet aš, kad bijau, kad galiu ar nepamiršti ar ką, tai pavadinimas tai yra mūsų trumposios istorijos. Vat kai jūs galvojate apie pavadinimą, tai visada turite galvoti, kad pavadinimas yra viena mažytė istorija ir tada bus geras pavadinimas. Taip, bet dar truputėlį toks techninis dalykas, kad pavadinimas turi būti ne didžiosiomis raidėmis, gali būti jis paboldintas, gali būti nepaboldintas. Svarbiausia, kad žurnalistui būtų kuo mažiau visokių veiksmų, jeigu reikės dar ten didžiomis raidėmis parašytą pavadinimą paversti mažutėmis, tai yra papildomas darbas žurnalistui, visai neįdomu, gal jam šitą darbą daryti, jis ir taip turi darbų per tą dieną, greitų ir skubių. Tai va, tuomet pirma ir antro pastraipa 5K taisyklė, ar ne, trečioje pastraipoje citata. Jau ir Eglė truputėlį kalbėjo, kada kas yra cituojamas, tai vėlgi priklauso nuo tos informacijos, kuri pateikiama pranešime spaudai, gali būti cituojamas organizacijos vadovas, gali būti cituojamas, gali būti ir vienas žmogus cituojamas, gali būti 2, bet jau turbūt 2 yra maksimumas, nes po to jau prasideda toks truputėlį balaganas, jau labai ten daug tų kalbančių žmonių atsiranda. Tai 2 turbūt yra toks optimalus variantas, bet vienas irgi yra geras variantas, taip tiesiog priklauso nuo temos. Tai va, tai jeigu, tarkim, vadovas pasidžiaugia, kokį mes čia nuostabų projektą įgyvendinome ir kokius rezultatus pasiekėme ir kaip mūsų klientams dabar bus gerai, tai pavyzdžiui, ten jeigu tai yra kažkokia nauja paslauga, tai tą paslaugą atliekantis jau specialistas jis gali pakomentuoti, o nežinau, netgi savo patirtį kažkokią pasakyti, kaip reiškia jaučiasi klientai, kai jiems ta paslauga yra suteikiama. Ar ne? Tai tiesiog toks ekspertinis komentaras, galbūt tai iš ko ta paslauga ten susideda, ar kas atliekama tos paslaugos metu, tiesiog gali pateikti tokią jau papildomą informaciją. Ir tada kitose pastraipose yra, vėlgi galima daug parašyti, vėlgi informacijos, sugalvoti, ką dar pridėti prie to, kad, reiškia, kuo ta paslauga galbūt unikali ir kaip ten bus gerąją praktiką dalyjamasi toliau, tiesiog tą mintį paplėtoti toliau. Kas yra labai svarbu, nepamiršti informacijos apie organizaciją. Tai yra glausta irgi vienos pastraipos ilgio informacija apie organizaciją, kuri paruošė tą pranešimą žiniasklaidai arba spaudai. Tai juk kam ji yra reikalinga? Ypač jeigu jūs esate, dar naujokai, jūs nesate tie užkietėję pranešimų spaudai siuntėjai. Tai jūs tiesiog esate nauji. Žurnalistas turi suprasti, kas čia toks parašė. Ir ar galima jau pasitikėti ir ką jis apskritai veikia. Dėl to ta informacija yra reikalinga. Ir daugiau informacijos yra kontaktinis asmuo, kuris gali atsiliepti į žurnalistų skambučius ir jis turi atsiliepti. Jeigu jau įrašėm čia kažkokį kontaktinį asmenį, tai negali būti jokių kalbų, kad jis bus nepasiekiamas. Jeigu jau išsiuntėte pranešimą spaudai, jūs tikitės, kad jūs sudomins žiniasklaidą ir tas kontaktuose nurodytas žmogus, jis turės atsiliepti
į paklausimus raštu ar žodžiu, priklausomai nuo to, kokį kanalą jūs sudominsite. Na ir dažnai klausiama, tai kokio ilgio tas optimalus pranešimas spaudai. Dabar visi matuoja tekstus žodžiais, tai maždaug 400 žodžių. Aš kažkaip, man labiau patinka puslapiai A4 formato, tai sakyčiau, optimalus dydis yra 1,5 A4 puslapio, todėl kad jums dar reikia ir papildomos informacijos, ir kontaktų, ir vis tiek susidaro maždaug tos informacijos siunčiamos 2 lapai, tai iš tikrųjų pakankamai nemažai. Na ir dar tiesiog noriu parodyti vieną pranešimą spaudai, kuris yra parengtas pagal tą šabloną, ar ne, yra data, vieta, tipas, pavadinimas, kas, kur, kada, ką ir kodėl daro, ar ne, rugpjūčio mėnesio 13 dieną, kažkas įvyks tam tikram centre ir tiesiog atvyks specialistė ir tada citata, tai tiesiog cituojamas tam tikras organizacijos atstovas, tuomet pateikiama papildoma tokia informacija, techninė, kas lankosi centre, tuomet dar papildoma informacija, ir ne, kad tyrimais įrodyta, kad štai tokia terapija turi teigiamą poveikį, ir tada, taigi, kodėl dabar yra, koks tikslas yra iš to pranešimo, tai yra kvietimas žurnalistams, mes tiesiog lauksime žurnalistų, maloniai kviečiame, gali būti kvietimas visuomeniai, gali būti kvietimas tiesiog, nežinau, ir žurnalistams, ir visuomeniai, tiesiog jūs tada viską ir parašote, kad visus kviečiame, kuriems tik tai įdomu. Ir tada būtinai kontaktinę informaciją pateikite. Čia yra toks vienas pranešimas spaudai, kuris šiaip man nelabai patinka, aš jį iš tikrųjų perrašyčiau, bet aš jums tiesiog pabraukiau ir pageltoninau, kad jūs matytumėt irgi, kad pagal tą principą yra jisai paruoštas, jis yra toks ilgas, bet irgi turi ten apie tokią pastraipėlę, jau kartais būna, kad didžiosios organizacijos, nežinau, ten koks Akropolis jau neberašo apie tai, kas jau čia mes esame tokie, bet jūs greičiausiai rašysite apie save, nes jūs mažiau esate žinomi. Tai va, ir čia tiesiog galima netgi suskirstyti, jeigu tai yra ilgas pranešimas spaudai, jį galima netgi suskirstyti pastraipomis, pastraipos būtų gerai, kad būtų trumpos, nedidžiulės, negremėzdiškos, kažkokie įdomus faktai pateikti ir kad būtų tiesiog vizualiai gražu žiūrėti ir malonu skaityti. Taip, na ir dabar einame į kaip rašyti pranešimą spaudai. Ir tas laikrodukas, tai čia, žinokite, yra mums pasižiūrėti į laikrodį, kiek čia mes to turim laiko, nes tai yra pusė mūsų skaidrių. Gerai. Ir tada eisime prie rėminimo. Arba rėmelių, arba framingo, arba fokuso, arba dar visaip kitaip. Mūsų gal kolegos dažniausiai naudoja tokį slengą framingas. Ir čia tokia itin sudėtinga tema, bet turbūt žaviausias dalykas tame ryšių su visuomenė lauke, ką mes iš tikrųjų veikiame. Tai mes rėminame žinutes, iš tikrųjų mes pateikiame informaciją taip, kad žodžiu, mes manipuliuojame tam tikrą viešąją nuomonę. Ar ne? Tai yra tam tikras, taip sakant, menas, kaip tai reikia daryti. Tai va, tai tas rėminimas yra, rašant pranešimus spaudai ir kitus tekstus, yra būdas, kaip pateikti informaciją, kad ji būtų suvokta tam tikrų būdų. Ir jeigu taip grubiai pasakyti, kad framingas tai yra tam tikras, kaip ir sąvokų, tokių įvairių teorinių perspektyvų rinkinys, kurį mes kaip ir visi turime. Tai yra mūsų mintis, mūsų vertybės, tai, ką mes perskaitėme, ką mes supaprastinome, ką mes suinterpretavome. Mes iš tikrųjų kiekvieną dieną tam tikrų būdų irgi tą framingą darome. Toks paprasčiausias gal pavyzdys būtų, tai politinių partijų ideologijos. Ar ne? Mes visi žinome, kad konservatorių vertybės yra tokios, o socialdemokratų vertybės yra kitokios, liberalų dar trečiokios. Ir kai partijos kalba, jos kalba savo auditorijai, savomis vertybėmis, jos akcentuoja tam tikrus dalykus, kurie yra svarbus jų auditorijai.
liberalai visada sakys mažiau valstybės įsikišimo, mažiau mokesčių, ar ne? Socialdemokratai sakys teisingas paskirstimas, konservatoriai sakys verslo geresnės sąlygos ir taip toliau. Ir mes tiesiog šitas žinutės jau, kai tu žinai, kad yra toks dalykas, jau tu gali atpažinti žiniasklaidoje tą manipuliacinį tokį aspektą, kur tiesiog pats susitinka ideologijos ir jos gyvena, ir jos kalbasi viena su kita, o tikslinė auditorija, visuomenė, yra dėl jos kovojama, dėl jos nuomonės kovojama ir dėl jos balsų kovojama, ar ne? Tai toks įdomus tas ryšių su visuomenė laukas. Tai dabar truputėlį, kad suprasti, kas tas įrėminimas. Galit netgi, įsivaizduoti, kad uždedat akinius, nieko nematot, užsidedat akinius ir tada matot kažkokį tai fokusą, tarsi kažkokį rėmelį, štai pamačiau puodukas, ne? Tai reiškia, jūs tą puoduką išėmėt iš bendro kažkokio tai lauko. Tai aš apie tą lauką nekalbėsiu, dabar kalbėsiu apie tą puodelį. Tai, pavyzdžiui, jeigu nežinau, tenka rašyti raštus galbūt su kažkokiais pasiūlymais ministerijai ir jūs turite, 50 pasiūlymų. Pranešime spaudai jūs greičiausiai jūsų nevardysite. Jūs pasirinksite vieną kažkokią žinutę pranešime spaudai, kuri atrodys jums pati svarbiausia, reikalingiausia ir kuri galbūt išveš dar ir kitas žinutės, kurios gal nėra tokios tokios uždegančios žiniasklaidą, bet nemažiau svarbesnės. Tai tas fokusas, kaip užkabinti tą kabliuką kažkokį, tai rasti tą žinutę, kuri galbūt ir žiniasklaidai pati įdomiausia ir tas pasiūlymas kažkoks įdomus ir svarbus, kuris ir sudomins ir tą auditoriją. Tai, žodžiu, bus toks fokusavimas. Ir tuomet yra nustatoma, kaip, tarkim, pasirinkam kažkokią tai vieną, turim 10 kažkokių pasiūlymų vyriausybei, pasirinksim vieną. Ir nustatysim, kaip pristatysim tą informaciją. Pavyzdžiui, ar kaip sėkmės istoriją, ar kaip problemą, ar kažkokį iššūkį, ar galimybę, tai mes tiesiog žiūrėsime kontekstą. Ir tuomet parinksime tuo pačiu toną, kuriuo bus pasakyta ta naujiena, kuris turės įtakos ir skaitytojo emocijai, reakcijai, ar jis bus optimistiškas, ar kažkoks įspėjantis, ar neutralus. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes esame, pikti, kažkokia yra situacija tokia, kad nesikeičia metai iš metų ir visą laiką tas pats ir tas pats. Ir tuomet naudosime tokius žodžius ir tokias emocijas žadinančius žodžius, tokius kaip nebegalime ilgiau laukti, reikalaujame, griežtai, turime imtis veiksmų, reikia spręsti situaciją, ne, toks, kur iš karto tokį emocinį toną, ne kažkokį tai formalų, parašym ten kažkokius pasiūlymus ir įteikėm dabar vyriausybei. O galim parašyti, kad nebegalima su tokia situacija taiksytis ir štai pasiūlymai, kuriuos mes įteikėme ir reikalavome, kad būtų taip padaryta, ne? Taip, ir tada tokiu atveju netgi atsiranda tokia kaip ir istorija, situacija, kurioje yra kažkas blogiukas, kuris tos situacijos niekaip netaiso. Tada yra galbūt kokia nors ministerija, kuri gali tą situaciją pataisyti ir tapti tuo geriuku, o jūs kaip tas, kuris pasakė, pamatė, gal ten žmogaus teisės ir pažeidžiamos ar ne, ir situaciją įvardino kaip grėsmingą kažkokį, kur reikia spręsti, jūs esate tas ekspertas, geriukas, kuris jau, taip sakant, daugybę metų gal reikalavote imtis veiksmų. Ir tikslas, žinoma, kiekvienas tekstas turi tikslą, kas tai yra, ar informuoti, ar įtikinti, ar paskatinti, ar papasakoti, ar edukuoti. Ir pagal tai irgi pasirenkate toną, pasirenkate žodžius, kokius vartosite. O čia dabar tiesiog irgi šiek tiek prasiblaškimui. Bet ką jūs matote, pusiau pilną ar pusiau tuščią stiklinę? Atsakykite savo, čia kol kas ne čia, tiesiog atsakykite savo. Ir tai irgi yra tam tikras požiūris į pasaulį ir jo įrėminimas. Dar pateiksiu tokių pavyzdžių, kur marketingistai mėgsta naudoti. Mes tiesiog turime, senus baldus, ar ne, bet jeigu mes juos pavadinsime vintažiniais baldais, jie kažkaip taip tokį kaip jau visai kitą vertę, jau nebereikia jų gal išmesti, gal juos reikia restauruoti ir naudoti toliau. Arba, pavyzdžiui, ten 1% mikrobų,
o 99% be mikropų, arba ten 1% plastiko, arba 99% be plastiko, ar ne? Tai vėlgi lygiai ir tas pats, bet kaip yra pateikta žinutė. Ir tada vėlgi jūs tada, kaip esantis jau galutinis vartotojas, galite pasižiūrėti, o kuri žinutė tada man labiausiai yra ta, kurį produktą aš pirksiu. Jis toks pat, bet kurį aš pasirinksiu. Va, mažas kambarys ar jaukus kambarys? Dar vienas būdas, pasakyti apie tą patį dalyką kitaip. 20% riebumo ar 80% be riebalų. Na, čia toks angliškas fat free, mes gal Lietuvoje nelabai naudojame, bet tiesiog irgi apibūdinti tokiam pačiam daiktui, ar ne, du skirtingi būdai, kaip apie tai kalbėti. Va, ir čia yra vienas iš pranešimų spaudai, kuris tikrai labai įdomus, nes reikalauja teisingumo. Mes matome iš tikrųjų tą emocinį užtaisą ir matome, reiškia, ir visuomenės, ir politikų dėmesį nori atkreipti. Ir mūsų šalis vis dar susiduria su neveiksnia teisinė sistema, ignoravimas negali tęstis, jie čia organizuoja akciją, ji yra skirta ir informuoti visuomenę, paraginti politikus, spręsti žmogaus teisės ir reiškia, nusikaltimai turi būti baudžiami ir tiesiog tokių griežtų tonų, nes jau matyti yra tikrai tokia situacija, kur jau tiesiog reikia kalbėti ne kažkaip nežinau, gražiai ir išdėstant, kad, na, čia Lietuvoje yra keli faktai, kad žmogaus teisės vis dar pažeidžiamos. Tai čia jau yra iš tikrųjų organizacija, kuri, su tuo dirba, mato kasdien, jai skauda ir ji tą patį emocinį krūvį perduota per savo tekstą, jį atitinkamai parašo, ar ne, atitinkamus naudoja žodžius ir tuomet iš tikrųjų ir gauname visai tą efektą, kurio ir nori iš tikrųjų. Ir kas yra įdomu, kad jie pristato visuomenę kaip tokią, kur visuomenė nebegali toleruoti. Tai čia vėlgi yra toks niuansas, kad jie jau nebeklausia, kokia čia ta visuomenė, ar gal toleruoja, gal netoleruoja, jie jau pristato, žengia žingsnį pirmin ir sako, kad visuomenė netoleruoja. Ir jeigu jau jūs skaitote šitą tekstą, tai jau jūs tapatinsite save su ta visuomenė, kuri netoleruoja greičiausiai, ar ten tiesiog pasvarstysite, kad gal, visi čia netoleruoja, tai gal jau ir aš čia netoleruoju. Tai toks iš tikrųjų labai geras darbas šito teksto. Kitas yra prekybos pramogų centro, irgi pasiskaitykite, pasižiūrėkite, labai įdomu, nes tai yra verslas, kuris komunikuoja kartu su neverslu, su lietaus vaikais. Pirmiausia, žinoma, jisai pakalbins Akropolis Group rinkodaros ir komunikacijos vadovą, o po to jau duos pasisakyti jau asociacijos lietaus vaikai vadoviai. Tai aišku, tai tokia tradicinė praktika pranešimuose spaudai, nes iniciatorius yra Akropolis ir jis tą savo iniciatyvą rodo ir pranešime spaudai, kaip jam ar taip komunikuoti, ar kitaip komunikuoti, sprendžia pati organizacija, visgi tai forma iš tikrųjų ta pati, nes tai matote, žiūrėkite, netgi boldų yra pirmoji pastraipa, kas ką kur kada, ar ne, nematoma negalią turintiems asmenims taps lengviau apsipirkti, pramogauti didžiausiuose šalies prekybos centruose. Vėlgi tai yra Akropolio raktiniai žodžiai - apsipirkti, pramogauti didžiuosiuose prekybos centruose, nes tai yra prekybos ir pramogų centras ir jie tos raktinius žodžius naudoja savo pranešimuose spaudai. Čia įdomu tai, kad nematoma negalia yra, šitas terminas yra įvedamas čia, aišku, lietaus vaikų ir kaip kitaip pavadinti galbūt žmonės turinčius psichinę negalią ar turinčius autizmo ar kažkokių kitų sutrikimų, ar ne, kurie nesimato. Ir tikrai labai gražus pavyzdys, kaip komunikuoti, kaip edukuoti visuomenę, nesupriešinant, neišskiriant tam tikros mažytės socialinės grupės, kaip silpnos, kaip kažkokios ten kurią reikia gal išstumti iš bendro sociumo, iš bendros. O čia yra toksai, kad visi žmonės vis tiek yra tokie patys, tik tai jiems bus suteikta pagalba, kad jie galėtų daryti tą patį. Tai tiesiog, tikrai neblogas pavyzdys. Ir
kaip sudominti ir pasiekti žurnalistus. Jau mūsų 4. ir aš irgi savo prisiminimą laikroduką turiu pasižiūrėti, kad suspėčiau viską padaryti kaip noriu. Taip, nagi, taigi, vat, mes, taip sakant, jau šiek tiek pasižiūrėjome, kaip atrodo tie pranešimai spaudai, kaip juos rašyti, kokius ten trikampius ir 5K naudoti, ar ne, ir dabar tai kas toliau. Gerai jau išmokom, kaip čia gal freiminti, kaip rėmelius gal naudoti, na, bet tai dar ne tai, va, tai kaip reikia tą žiniasklaidos filtrą pereiti, ar ne? Tai va, tai mūsų tema turėtų būti aktuali. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums reikia sekti kontekstą, turime, žiūrėti, kas vyksta, reiškia, turime skaityti naujienas portaluose, žiūrėti televizorių, klausytis radijo. Tai toks pats paprasčiausias, čia tokia kasdienis darbas ryšių su visuomenė specialisto, jis tiesiog seka informaciją tam, kad jūs neparašytumėte teksto, galbūt kuris ką tik buvo parašytas, nes tada tokiu atveju tiesiog jūsų teksto neims redakcijos. Tai va, tačiau yra kitas niuansas, jeigu kaip ir nėra kažkokios aktualios, prie kurios galima prisijungti, kaip ir nieko nevyksta, arba, nežinau, noriu galbūt pats tą aktualią sukurti, tai vat reikia imtis tada iniciatyvos ir žiūrėti, prie ko galbūt prisirišti. Galbūt yra kalendorinės šventės, aš galėčiau tada galbūt parašyti eksperto komentarą, jeigu neturiu ten kažkokio tyrimo, negaliu daryti pranešimo spaudai, bet užtat galiu priminti apie save, parašant eksperto komentarą. Ir pavyzdžiui, šiandien yra pasaulinė baltosios lazdelės diena ir kažkas, kam pat yra jautri tema, organizacija, kuri dirba su žmonėmis, kuri gal teikia pagalbą, gali tiesiog priminti žmonėms ir tada siunčiant straipsnį žurnalistams, galima tiesiog pasakyti, štai šiandien yra tokia ir tokia diena ir tą progą mes siunčiame eksperto komentarą, kuris ten sako tą ir tą, ar ne? Tiesiog tą aktualumą ir kartu ir surasti tiesiog kaip tapti tą aktualiją, ar ne? Ir taigi gali būti, nežinau, jeigu jūs kitas dalykas, tai žodžiu, kalendorinės šventės yra toks paprasčiausias dalykas. Kitas dalykas, tai galbūt jūs, norit išeiti, nežinot, ką daryti, gal atlikim apklausą. Žodžiu, reikia sugalvoti kažkokį įvykį, kurio rezultatus jūs galėtumėt viešinti. Galbūt padarysite akciją, galbūt kažkokią tai šventę, galbūt kažką kitaip padarysite negu visi kiti, gal kažką naujo įdiegėte, ar ne? Ir tada jūs jau irgi turite tam tikras aktualijas. Kartu ir tema yra originali, ar ne? Tada jau galite sakyti, kad mes čia gal pirmieji, vieninteliai, jau sekėm kontekstą, nieks apie tai neparašė. Jeigu būsite pirmi, kurie parašė būtent, bet tarkim, šitos baltos lazdelės dienos proga, jau būsite pastebėti. Ir vėlgi, tiek patys žurnalistikai visada sako, mąstykite antraštėmis. Antraštė yra mažytė istorija ir, netgi siūlo kartais truputėlį pameluoti. Aš tikrai nerekomenduoju, bet esu girdėjusi vienose mokymuose iš vienos redakcijos redaktoriaus, kad jeigu jau ten norit labai būti smarkiai prasimušti pro tą filtrą ir naujienų didžiulį srautą, tai gali šiek tiek ir kažką ten pameluoti, ar tas pameluoti, tai reiškia, kažkokį tai sukurti intrigą kažkokią, bet būtų gerai, kad, jinai dėrėtų su tekstu. Tai va, toliau pranešimo stilius yra tikrai labai svarbus, jis turi būti aiškus, be klaidų, įžanga atspindėti esmę. Ir čia tiesiog irgi top 10 skaitomiausių rugsėjo vienos savaitės pranešimų spaudai. Ir žiūrėkime, kas yra įžymybės. Karolina Liukaitytė naują partnerį keičia, žodžiu, naujas partneris, ne, kažkoks kitas. Tai čia viskas, tai praktiškai gali net nebeskaityti, tai jau yra viskas pasakyta. Bet kodėl sakau, kad mini istorijos yra tie pavadinimai. Arba Gradauskienė pirmą kartą atvėrė mylimos sodybos duris, ne, ir vėlgi sukuria kažkokią tai intrigą. Bet buvo peržengtos ribos, tai irgi kažkas, čia smalsu, arba naudoja, nes mes kartais net juokaujam, sakom, kiek galima, ir nustepsite, rašo antraštėse, ir apaksite, ir gal ir, taip sakant, ištiks šokas ir taip toliau. Tai tokius žodžius naudoja tam, kad užkabintų, suįdomintų, čia vienas iš netikėta premjera kažkokia, tai ar ne, ir kažkokio netikėtumo, netikėto kampo,
keista citata, pradeda imti nervas, buvo peržengtos ribos. Nu, toks žodžių naudojimas, jis leidžia būti tarp skaitomiausių. Neskaitomiausių, žinokit, nerodysiu, bet neskaitomiausias buvo kultūros naujienos. Bet 15 minučių grupės atstovas, kuris skaitė pranešimą spaudai, kuriam aš tame renginėje, kur aš dalyvau, sakė, vis tiek deda kultūros naujienas, nes tai tiesiog jos turi būti įdėtos. Tai su socialinė paslaugų sfera, su ta socialinė sfera, tai yra taip, kad irgi juk dedat žinutes ir irgi turi užpildyti, būti tie skyriai, tai aišku, visai nuobodžių dalykų nedės, bet manau, kad tikrai galima įdomiai sudominti. Taigi, reikia galvoti apie, labai svarbu visada, kad galvoti apie svarbą visuomeniai, ne jums. Čia yra tokia pagrindinė klaida, kurią visi darome. Mums atrodo, kad mes čia kažką jau kaip padarėme, tai jau taip labai svarbu. Bet jūs taip bandykite įsisėsti į Eglės klumpes, į Eglės batus, į žurnalisto poziciją, juk jam reikia iš tikrųjų aktualijų, jeigu tai yra Lietuvos nacionalinio lygmens žurnalistas, jam reikia tokių aktualijų, kurios yra svarbios visai Lietuvai. Ir mažytis kažkoks įvykis, smulkus, jūsų bendruomenė, jam gali būti neįdomus, tačiau gali būti įdomus jūsų vietos žurnalistams. Todėl tiesiog reikia žiūrėti, pasirinkti kanalą pagal tai, kokia ta naujiena, ir tada jau bendrauti su tais žurnalistais, kuriuos jūs galite sudominti. Operatyvumas, jau minėjau, kad būti pirmų temoje, ir ta paprasta kalba, ir žinoma kontekstas. Ir dar yra labai svarbus dalykas, tai yra vaizdai, nuotraukos ir vaizdo įrašai. Jeigu jūs siūsite savo pranešimą spaudai be vaizdų, jis gali tiesiog būti praleidžiamas vien dėl to, kad nėra kada ieškoti gal to vaizdo. O kita vertus, jeigu jūs prikabinsite nemažai vaizdų, gali būti, kad iš jūsų padarys tas specialiai būtent vaizdų karuselės ir ne portaluose, galbūt taip pateksite ir į portalų turimų socialinių tinklų profilius, nes tai bus tokia gera vizualinė medžiaga, kurią žurnalistai gali išnaudoti įvairiuose savo irgi turimuose kanaluose. Jeigu turite vaizdo įrašus, irgi galima siūsti, gali būti trumpi, gali būti YouTube. Taip pat žurnalistai irgi mėgsta dėti. Jeigu tai bus visiškai reklaminis, tai žinoma, jie greičiausiai nedės, bet jeigu jūs pasidarysite tokį, kur toks tas ryšių su visuomenės stiliumi, kur galbūt kažkoks pasakojimas, nauda kažkokia galutiniam vartotojui, patarimas, tada tokį gali įsidėti vaizdo įrašą laisvai. Ir vaizdinė informacija, tiesiog irgi jūs pasižiūrėkite patys. Labai svarbu, kaip mes pateikime čia tiesiog kažkokį tai socialinio darbuotojo įvaizdį, kaip kalbame apie moterų smurtą namuose, ar mes pateikėme kaip auką, ar galbūt palaiko bendruomenę, kaip kalbame apie žmogaus teisės, ar tiesiog kažkokį tai plaktuką įdedame, ar irgi rodome tam tikrus aktyvumus visuomenėje, kaip neįgaliuosius negalią turinčių žmonės pristatome, ar ne, ar tiesiog kažkokią tokią asociatyvinę nuotrauką ir ranka, ir to žmogaus veido nerodome, ar vis dėlto rodome, kad tai yra normalus žmogus, turintis normalų gyvenimą, ir jis nėra kažkoks išskirtinis, ir jis tiesiog yra normalus visuomenės pilnavertis narys. Čia amžėjimą, pavyzdžiui, vėlgi, ar kažkokia irgi asociatyvinės nuotraukos. Jeigu jūs nesiūsite savo vizualų, tai žurnalistai pasirinks bet ką, ir gali būti taip, kad sugadins jūsų tekstą tuo vizualu, nes jūs gal norėjote visai pabrėžti kažką kito. Tai irgi apima tą framingą. Ir kaip sudominti žurnalistus, aš jau matau, kad man teks šiek tiek išlipti iš rėmų, bet žinau, kad 5 minutės galiu. Tai va, turime pranešimą spaudai. Kas toliau? Taigi, jūs turite turėti kontaktą su žurnalistais, galite turėti netgi asmeninius ryšius. Taigi, jeigu esate miestelėje, kažkokiame regione gyvenate ir ten jūsų organizacija yra įsikūrusi, jūs tiesiog žiūrėkite, kokie yra vietos kanalai, ar ne, kur galėtumėte, ar vietos televizija, ar vietos naujienų portalas, tiesiog ar ten yra tos rubrikos rašančios temomis, kurios jums aktualios. Ir tiesiog tuos žurnalistų kontaktus susidarote savo tokią e-mailų duomenų bazę ir turite, ir tada tais kontaktais galite toliau siųsti. Arba galite kelti į naujienų agentūrų, BNS arba ELTO specialų puslapį. Dar yra toks ZNPR,
Ir jie šiaip, BNS.lt tai yra naujienų agentūros, o ZNPR tai yra tokia platforma, per kurią tiesiog irgi galima, jie turi e-mailų duomenų bazę ir jie daro tą siuntimą už jūs. Tai tiesiog jūs galite netgi nerašyti pranešimo spaudai, jeigu jūs turėsite žurnalisto kontaktą ir jau būsite, nežinau, galbūt bus jis jūs kalbinęs. Ir labai dažnai dabar žurnalistai bendrauja per Messengerį ar SMS-u, telefonu paskambinti galima ir tiesiog sudominti tą temą, va turiu tokią temą, ar įdomu. Ir jis gali pasakyti, kad va gal tu ten mano kolegai geriau paskambink, arba ten galbūt pasakyti neįdomu, bet tai nieko tokio, jūs tiesiog pabandėte, ar ne? Tai galima, tikrai nereikia bijoti ir tokiu būdu pabendrauti su žurnalistais. Tikrai mano praktikoje yra dabar kažkaip labai natūralu. Ir taip, dabar va tiesiog noriu parodyti tą BNS ir LT tuos burtažodžius. Tai tiesiog naujienų agentūros turi mokamas paslaugas, tai yra vietos, kur galima įkelti jūsų pranešimą spaudai, bet tai yra mokama, kaip sakiau. Galiu pasakyti, kad BNS kainuoja vieno pranešimo įkėlimas 35 eurai be PVM. Taip, tai kainuoja, bet turbūt nėra taip brangu, kaip pirkti naujienų portale straipsnį. Ten jau kainuotų, nežinau, ten kokiame Delfyje 1000 eurų, galbūt Lietrityje maždaug apie 600 eurų. O čia jūs galite tiesiog įsidėti ir tikėtis, kad paims, bet tai, kad įsidėjote, nereiškia, kad paims. Dar BNS dirba kartu su 15 minučių ir jūsų naujienos yra kartu skelbiamos į 15 minučių, bet tada jau kainuos ne 35, o 70 eurų be PVM. Taigi, yra tokie kanalai, kuriuos jūs galite naudoti, nes galbūt nežinote vis tiek visų kontaktų, galų gale žurnalistai seka naujienas, nes jie žino, kad čia jie gali jas atrasti ir čia tą naujienų srautą sekdami, jie taip pat irgi vykdo tą filtravimą. Tai čia būti tame sraute yra tikrai neblogai. Taip pat LT lygiai tokį patį platformą turi, irgi mokama, čia šiek tiek pigiau, 30 eurų be PVM. ZNPR kaina yra 25 eurai už vieno pranešimo siuntimą. Bet yra ten kitų kainodaros, čia tiesiog, jeigu jums bus įdomu, susižiūrėsite. Na ir labai dažnai klausia, kadagi platinti. Priklauso nuo temos, nuo jos aktualumo ir svarbumo. Srautai redakcijose, jau Eglė minėjo, labai dideli. Jį ten, 15 minučių, sakė, ateina 400 kasdien naujienų, įvairių pranešimų spaudai ir jie iš tikrųjų paskelbė ten kokį 100. Tai atrinkti yra darbas ir didžiulis darbas, žmonių nėra tiek daug, kurie tas žinutės atrinkinėja, gali būti, pavyzdžiui, vienas žmogus ir jis tada tikrai bus tas, kuris, jeigu ir turėjote itin gerą temą, dėja, bet jis gali tiesiog, nežinau, gal būti pavargęs šiandien ir jos nepastebėti. Todėl kartais būna, atrodo, kažkokią temą tokią parašai ir staiga jie paima, o kažkokią labai gerą turi ir nepaėmė. Ir tada nesupranti, kodėl, bet čia yra, matyt, vis dėlto nemažai iš to žmogiškojo faktoriaus. Taip, mažesni srautai yra pirmadieniais ir penktadieniais po pietų. Taip pat reikia pagalvoti apie tai, kad galbūt jūsų tekstas, jeigu jis nėra itin kažkoks, nežinau, aktualus, bet galbūt įdomus ir originalus, galbūt tai gali būti savaitgalio tema. Taip, jūs galite irgi žurnalistui rašydami tiesiog pasakyti, žiūrėkite, gal jums visai bus įdomu savaitgalio tema. O jeigu jau krizė, jau ir aš pati minėjau, kad galima ir vakare, ir platinti bet kurio paros metu. Čia toksai naujienų dienos ciklas, tiesiog noriu parodyti, pradedant 6 valanda ryto ir visą dieną yra keliamos naujienos. Tiesiog čia 15 irgi minučių grupės toks pasidalintas slaidas. Tie spalvoti papagaliukai, tai tos spalvytės reiškia temas, tai ten kriminalai, verslas, seksas, man atrodo, rožinis yra seksas, dabar aš neatsimenu, nes jie ne visomis skaidrėmis po pranešimo pasidalina, tai šiaip visos temos yra padengiamas, ar ne, čia galbūt ta skaidrė taip vizualiai parodo, kad naujienos yra dedamos į slaukę, taip pat iš ryto idėjų, o paskui nebededa. Na ir dabar noriu iš tikrųjų labai greitai parodyti jums, kaip veikia dirbtinio intelekto pagalba, jau Eglė apie tai pakalbėjo. Ir aš pirmiausia einu prie paskutinės skaidrės ir noriu padėkoti jums už kantrybę, kad apie tekstus pasiklausėte, nemokydamėsi kaip rašyti, o tiesiog žiūrėdami, kaip rašyti, ir suprantu, kad tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga.
ir reikalauja didelės kantrybės, taigi ačiū Jums. O dabar parodysiu vieną gudrybę, kaipgi rašyti galima pranešimų spaudai, tekstus ar kažkokias žinutes, pasinaudojant kitais dalykais, kurie yra visai įdomus. Taip, štai kur jis. Štai, aš savo kompiuteryje turiu Copilot programėlę, bet tačiau jūs tikrai, žinau, kad esate turėję paskaitų apie dirbtinį intelektą ir ChatGPT ir kitų, ir piešimo programų, daug įvairiausios pagalbos galite gauti ir tiesiog noriu parodyti. Vat aš jam tiesiog užduodu, laukelį parašysiu pranešimą spaudai 400 žodžių ilgio apie tai, kad Lietuvoje negerbiamos žmogaus teisės ir migrantai išvėjami lauk. Tarkim, padariau klaidą ir specialiai jos neištaisiau, migrantai, jie vis tiek supranta, šitas dirbtinis intelektas vis tiek supranta, nes tikrai kartais būna, kad ten skubiai greit kažką reikia parašyti. Tai jisai tokios smulkios klaidos neužfiksuos kaip kažko nesuprantamo. Na ką, ir tada reikia parašyti, matyt, nebegalima toleruoti tokios situacijos, migrantai irgi žmonės, prieš Lietuvą pradėta pažeidimo procedūra. Žinokit, paėmiau tiesiog taip, atsisėdau ir šlepos paėmiau, kokia čia galėtų būti tema. Tai va, ir dabar koksgi jo rezultatas. Lietuva, tai ir gauname pranešimą spaudai. Lietuvoje negerbiamos žmogaus teisės, migrantai išvėjami lauk. Vilnius, matote, visą formą panaudoja. 24 metų spalio 11 diena. Lietuvoje susiduriama su rimtais žmogaus teisų pažeidimais, ypač migrantų atžvilgiu. Pastaruoju metu šalyje pastebimas didėjantis neteisėtų migrantų srautas, tačiau vietoj tinkamo priėmimo ar pagalbos jie dažnai susiduria su nehumanišku elgesiu ir išvarymu iš šalies. Ši situacija yra nepriimtina ir netoleruotina. Jis naudoja tą užduotą toną, ar ne? Ir žinoma, dirbtinis intelektas ima šaltinius. Ir kągi jis panaudojo, jis paėmė vieną straipsnį iš Lietuvos ryto, toliau jis panaudoja Žmogaus teisų komiteto iš Seimo, toliau panaudoja vėlgi kažkokį tai Lietuvos ryto tekstą ir žiūrim apie pažeidimus, ES reakcija kokia yra, ar ne, čia jau bus vėlgi Europos parlamento svetainė. Tie šaltiniai, vėlgi, operuodami šaltiniais mes galime suprasti, iš kur paėmė informaciją, kiek ji gali būti patikima. Va, ir netgi sukūrė reikalavimus Lietuvos valdžiai, nors aš lyg ir neprašiau, bet tai va, ir matau Eglę taip, ir aš jau baigiu taip. Tik tai baisu, kad tokios prezentacijos ir dirbtinis intelektas tiesiog atims iš mūsų duoną, nes mes rašom pranešimus spaudai, mes kuriam naujienas. Juokauju, iš tikrųjų, jeigu tik turėsim kuo daugiau tokių kokybiškų pranešimų spaudai, bus tuo lengviau mums, žurnalistams, dirbti. Sužinojau ir aš šitą naują, atrodo, jau tiek žinau tą temą, bet apie apverstą trikampį, kad kodėl jis yra apverstas ir kad būdavo, pasirodo, nukerpami straipsniai, šitą nežinojau, man labai buvo įdomu. Taip, kad buvo įdomu, rodo ir klausytojų aktyvumas, turime nemažai klausimų. Galiu truputėlį, kad mes paskui pamirštume, aš matau mūsų kolegių atsiųstą tiesiog tos mini apklausėlės atsakymų, kad buvo daugiausia ne, reiškia, kaip ir nerašo žmonės, nes nesusiduria su tekstų rašymu. O dabar mes pamokysim ir dabar gal bus drąsiau komunikuoti, nes mes sakėm, kodėl reikia. Gerai, ir dabar galime eiti prie klausimų. Taip, klausimai. Kaip žurnalistai nusprendžia, ar kokiais kriterijais vadovaujasi, kad tema yra aktuali ir ją verta publikuoti? Jau aš ir pasakiau, ar ne, kad tema turi būti aktuali, turi būti originali, turi būti netgi tokie techniniai dalykai, kaip atsidarius pranešimą spaudai pasižiūrėti, ar kabutės yra lietuviškos, ar nėra nuorodų kažkokių prikaišiuota, nes žurnalistui, jeigu yra papildomas darbas, jis jo nedarys. Tiesiog taip jau veikia mūsų dabar naujienų portalai redakcijos, kad jie nori daug dalykų iš tikrųjų copy-pastinti ir kuo mažiau darbo turėti. Tai yra keista, bet tokia yra realybė. Bet jūs rasite visus tos mano patarimus, kurie ten buvo išvardyti, kaip tiesiog galbūt sudominti labiau, kaip paieškoti to originalumo, bet labai svarbu yra tas techninis niuansas, prikabinti nuotrauką. Nuotraukos
nesiųsti per WeTransfer, tiesiog ją prikabinti, jeigu parašysite nuotrauką WeTransferyje, tai kas ten siūsis, vėl papildomas veiksmas žurnalistui, jisai nenorės siūstis, gali būti geriausia tema, žinokit, nedarys. Tai va tokie Taip. labai paprasti dalykai. Turim, prašymą panagrinėti konkrečią situaciją, ar ne? Štai įvyko kažkoks rezonansinis įvykis vienoje iš socialinės paslaugas teikiančioje įstaigoje, apie kurį iškart rašo visi naujienų portalai. Ar tokiu atveju įstaiga turi imtis veiksmų ir pati inicijuoti spaudos konferenciją ar kitą kažkokį veiksmą, ar, kad pristatytų situaciją iš savo pusės, reikia to ar nereikia? Tai man atrodo, kad į šitą klausimą netgi jau buvo atsakyta į tavo klausimų atsakymų sesijoje, labai priklauso nuo įvykio. Jeigu tai yra rezonansinis įvykis ir jau kažkas kažką rašo ir jūs nevaldot situacijos, tai yra blogai. Jūs tiesiog turite jausti, ar situaciją valdot jūs, ar valdo situaciją žurnalistai. Ir jeigu jūs jos nevaldote, tai yra blogai. Taip, krizės metu reikia valdyti situaciją pačiam, reikia, jeigu tai turi būti suorganizuota spaudos konferencija, taip, jeigu jūs dar neturite informacijos ir jūs ją renkate, o žurnalistai jau ten kažkur knisa, tai kaip ir Eglė sakė, jūs turite sakyti, mes turėsime informaciją, prašom palaukti. Ne, tas bendravimas su žurnalistais krizių, rezonansinių bylų atveju, tai jis yra kritinis ir labai svarbus. Ir aišku, šiaip priklauso nuo organizacijos, kurioje dirbate. Gali būti socialinių paslaugų dienos centras, kuris ten priklauso savivaldybei, ar ne, ir jūsų viršininkai yra ten. Tai vėlgi krizių atvejus, vėlgi Eglės paskaitoje buvo pasakyta, jūs turite būti apsirašę vidaus savo kažkokiose taisyklėse, ką daryti krizių atveju, kas komunikuoja, kada komunikuoja, kur tiesiog vaikšto informacijos kanalai. Bet visą tai jūs turite būti apsirašę, kad ne taip, kad nukrito krizė ir dabar nebežinom, ką daryti, kad nebūtų tokios situacijos, reikia viską būti jau susitvarkius ir iš anksto pasiruošus. Pasiruošimas yra viena svarbiausių dalių krizės valdymo, šitą galiu patvirtinti. Dar tas pats autorius klausimo prašo profesionalo žvilgsniu įvertinti Lietuvos socialinio darbuotojo reputaciją. Kokią mes ją turime? Rūta, gal tu esi pasidarius tokį, matai vaizdą, kaip atrodo socialiniai darbuotojai žiniasklaidoje? Man atrodo, kad kas su metais vis gerėja iš tikrųjų ta socialinio darbuotojo reputacija, bet aš sakyčiau, kad vis dėlto yra tam tikras toks, nežinau, viena ranka šiandien, kita koja ten. Nes lyg ir socialiniai darbuotojai stengiasi būti profesionalais, iš tikrųjų, kurie pastebi įvairius dalykus, kurie gali netgi išvelgti būsimus rezonansinius įvykius, bet kita vertus, vis dėlto, visai neseniai žiūrėjau LRT reklamą, vis dar yra, ir ta reklama, kad tai yra žmogus, yra geras, jis ten glosto, jis ten kažką tiesiog tokio gero padaro ir tada nežinau, kaip to galutinio, reiškia, tikslinės auditorijos galvoj, kaip tą tokį įvaizdį lyg ir eksperto, bet lyg ir gero žmogaus, supozicionuoti galvoje. Čia toks vadinamas marketinginis pozicionavimas. Jis neturi prieštarauti, neturi sukurti tokio kognityvinio disonanso. Taip, kiekvienas ekspertas lyg ir gali būti geras žmogus. Tai tada pasirinkim, sufokusuokim, kaip mes darom, kokią reklamą tada skelbiam ir kaip apie save kalbam. Ta viena vienintelė žinutė. Jeigu jau ekspertas, tai rodykim tą jo ekspertiškumą. Jeigu geras žmogus, tada tą gerą žmogų. Tai sakyčiau taip. Dabar toks dar tricky momentas, dar ir patiems matyti socialiniams darbuotojams yra toks apsisprendimo momentas, kaip galbūt kažką prioritizuoti ir nuo kažko galbūt nueiti. Nes, ir ekonomistas turbūt geras žmogus, ir ten gydytojas geras žmogus, ir mokytojas geras žmogus. Visi esam geri žmonės. Klausimas kitas, taip pat susijęs. Kokius teigiamus socialinių paslaugų įstaigos aspektus reikia akcentuoti duodant interviu, jeigu prieš tai buvo įstaiga minima neigiamame kontekste? Kokią atsvarą tą sukurti, ar ne? Ir kas galėtų būti ta teigiama žinia? Čia galbūt apie storytellingą irgi galim būtų kalbėti, ar ne, Rūta? Taip, greičiausiai reikėtų žinoti, kokia ten buvo ta žinutė, kas ten ką prišnekėjo negero ar negražaus, ar pripasakojo žiniasklaidai. Tai tiesiog reikėtų, jeigu tai buvo gal kažkoks negeras elgesys su lankytoju,
Tai galbūt tai buvo vienetinis atvejis ir pasakyti, kad tiesiog nepasikartos tokie dalykai, kad įstaiga reaguoja ir jai yra svarbu, kad tokių dalykų nebūtų. Ir tada galbūt netgi gal tyrimą galima pasidaryti, apklausą, gal kažkokį auditą pasidaryti. Tiesiog galima tas blogas žinutes, kaip čia jas atmušti, pirmiausia, tai nemeluojant ir neužblūrinant, neužtušuojant kažkuo, o mes taip nedarėm, nes nesakėm, taip nebuvo. Taip, mes žinom situaciją ir mes tikrai netoleruojam tokių dalykų ir ateityje tikimės, kad nepasikartos tokie dalykai. Dar vienas klausimas yra apie tai, kaip kurti ilgalaikius santykius su žiniasklaida, norint, kad naujienos būtų kuo labiau matomos ateityje ir kad būtų ta gaunama greitesnė reakcija. Jo, čia yra toks slidus reikalas. Iš tikrųjų, geri santykiai tai nereiškia, kad kaip čia garantuos, kad dabar jau tave viskas jau ims, kiekvieną tavo žinutę, arba, nežinau, visą laiką kviesti į laidą, gali staiga, žinokit, pakviesti ir netgi parašyti, ir netgi reportažą kažkokį sukurti, nebūtinai gerą. Žodžiu, yra toks posakis, žurnalistas nėra tavo draugas, ar ne, Eglė? Reikia šitą atsiminti, dėl to ir neplepėti, ko nereikia, ir netgi kai kuri santykis su žurnalistu, tu turi suprasti, kad tai yra dalykinis santykis. Ir per daug nepriplepėti ir taip toliau. Bet jeigu jūs buvote geras komentatorius, jūs atėjote į laidą, jūsų tekstai tikrai geri, profesionalūs, jūs ieškote įdomių kampų ir tą žurnalistai jaučia ir jie turi sąrašą tų žmonių, kuriuos jie kviečiasi. Ypač būna ten kažkokios ekstra situacijos, kada kažkas susirgo, nebegali ateiti į laidą, staigiai paskambina tam, kuris jau vieną kartą jums pagelbėjo, kurį jau jie pažįsta ir tada jau gaunate tokį eterį. Tai čia yra toks santykis, sakyčiau, kad ne tai, kad ten aš dabar jau čia su jais bendrausiu, kavą gersiu, tai dabar mane visas spausins, bet dar jūs turite ir būti savo srities profesionalas, ar ne? Tas, kuris gerai kalba, gerai dėsto mintis, taip kaip Eglė pasako, ką jūs ten turite pasiruošti, žinutės teisingai pasakyti, fokusuotai, nesiblaškyti ir tada jau taip gerą pašnekovą tikrai jūs kvies į laidas ir tikrai, kaip nežinau, pavyzdžiui, koks nors Lietuvos laisvos rinkos institutas, jų pranešimus spaudai, jų eksperto komentarus visą laiką įsideda. Todėl, kad žino, kad tai yra ekspertai, kurie yra visą laiką, jiems lengva komunikuoti, juos visada žino, pastebi, jie jau turi tą autoritetą. Dar techninis klausimas, lygtais apie tai šiek tiek kalbėjai, ar savo naujienas galima rašyti tiesiogiai žurnalistui, ar geriau siūsti pačiam portalui kažkokiu bendru paštu? Kas portaluose už tai atsakingas? Ar žurnalistas, ar redaktorius, ar dar koks nors X žmogus? Taip, čia būna iš tikrųjų labai dažnas klausimas ir šiaip iš tikrųjų aš siūlau naudoti visus kanalus, kuriuos tik tai turite. Jeigu galite, kelkite į naujienų agentūrų, jeigu turite pinigėlių. Jeigu ne, tada siūskite elektroniniu paštu bendru. Ir jeigu yra žurnalistas, kuris rašo tą temą, nes ne visi portalai turi žurnalistus rašančius tą temą, jūs galite ir tiesiogiai tam žurnalistui rašyti. Nes taip, vėlgi, tai yra ir kūrimas tam tikras santykis. Jūs netgi galite parašyti jam asmeniškai, ne tik, kad ten pridėti į bendrą daug, ten 50 e-mailų, kurį siunčiate vienu ypu, bet į tokį, kad čia specifiškai žiūrėkit, atkreipiu dėmesį, čia šiandien išleidžiu pranešimą spaudai apie tai, galbūt jis sudomins šitą naujieną. Na ir tada žurnalistas, jeigu tikrai sudomina, jisai atrašo, gerai, gal vėliau įdėsiu, gal ten dar kažko reikia, tai tas santykis kūrimas. Bet jeigu nėra to įdirbio tokio, tai siūlau naudoti visus kanalus, kokius tik tai turite. Ir siūsdami pranešimą spaudai, pavyzdžiui, nepamirškite pridėti tokio lydimojo teksto. Vėlgi, dažnai būna taip, kad tiesiog įdeda pranešimo spaudai tekstą, tai gerai. Gali būti ir tai, bet žurnalistui, kad nereikėtų skaityti viso pranešimo spaudai, geriausia tiesiog pasakyti, siunčiu pranešimą spaudai tokio eksperto apie tai ir tai, jis ten kažkokią problemą pamatė ir jo sprendimai tokie ir tokie. Tai tada žurnalistas dažniausiai, ką aš esu pastebėjusi, paskui iš visų tų lydinčiųjų tekstų ir pranešimų spaudai, jis tada ruošiasi ir radio laidai ir naudoja paskui tą tekstą radio laidoje ir tie jūsų sakiniai paskui netgi ir pasikartoja jau jo kalboje. Ir pabaigai toksai kompromituojantis klausimas, aš pati
bandžiau sugalvoti atsakymą, Rūta, tau šitas iššūkis atitenka. Kaip Jūs manote, ar yra toks klausimas ar klausimai, kurių niekada nedrįstų užduoti joks žurnalistas? Pabandyk atsakyti, kaip tu galvoji. Aš Kol galvoju, tu kad nėra. kalbėjai irgi. Priklauso nuo etikos iš tikrųjų. Priklauso nuo kanalo, nuo etikos. Pažiūrėkite, kiek mes turime įvairiausių, net ir mano patirtį yra buvę kažkoks kanalas skambina, net nesuprantu, kas dar bekalbant googlinuosi, kažkoks prorusiškas. Tai tokiu net paskui tu tokiu net ir tiesiog atsisakai ir nebebendrauji, bet tokie kanalai gali paklausti bet ko. Ir tikrai esate girdėję tokių išdūrimų viešojoje erdvėje, kai politikus išdūrė, priklausinėja, prišneka, o klausia bet ko. Aš manau, kad jau ta žurnalisto, nežinau, profesija jau yra ta, kad jis išpeš ir iškrapštys, kad tik tai būtų kažkokių pikantiškų dalykų. O aišku, priklauso nuo laidos, nuo pačio portalo jau politikos ar ne, kokie tie klausimai ir kokią retoriką jie naudoja ir kokius, nežinau, ten, pavyzdžiui, ar naudosi silpnoji lytis, ar, pavyzdžiui, tokių tekstų jau neberašys, rašys tiesiog moterys, ar ne, tai čia vėlgi yra portalai, kurie turi savo politikas, tai irgi galima, pavyzdžiui, jomis pasidomėti ir nesiųsti savo tekstų tiems, kurie netitinka jūsų įvaizdžio ir jūsų norimo to, tarkim, kad jūs gal nenorite visai, kad jūs ten įdėtų į tą portalą. Manau, labai teisingai atsakei, kad labai priklauso nuo etikos, kultūros, kas jūs kalbina ir kokiam kontekste, ar ne? Na, štai prabėgo kelios valandos, informacijos, man atrodo, daug, prezentacijomis tikrai pasidalinsime, galėsite dar kartą perbėgti. Pabaigai tikriausiai, Rūta, tu apibendrinsi, pasakysi, ką čia svarbiausiai turim atsiminti, kam padėkoti, ar ne, ir kaip užbaigti visą renginį. Gerai, kadangi jau labai iš tikrųjų džiaugiamės jumis, tokia didžiulė auditorija, daugiau negu 1000 žmonių, ir stebi, ir per YouTube, ir per šitą Zoom TV, tai yra kažkas tokio neįtikėtino, nežinau, Egle, kaip tu, mums visada būna toks iššūkis, kaip mums galvoj sutalpinti kažkokius dalykus, kurie netelpa į galvą. Tai aš, pavyzdžiui, dabar bandau įsivaizduoti, kokia čia būtų auditorija, kurioje sėdi visi tie žmonės. Nebandyk, sunku. Tikrai taip. Ar čia, tai kas čia teatras, ar ne, bet įsivaizduojam, kad mes kažkokiam teatre dabar kalbamės. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės ir tą galimybę ir organizatorių, štai, kad jie mus pakvietė ir šitą galimybę pabendrauti su jumis. Ir ačiū už labai nuostabius, puikius klausimus ir sakyčiau tikrai tokius, kur suprantu, kad kas klausia, tai matyt skauda ir jau gal turi patirties arba ten kažkokiu tai baimių ir dėl to norisi tą klausimą paklausti ir turėti atsakymą. Tai mes tikimės su Egle, ar ne, kad buvo naudinga, kad buvo įdomu, kad džiaugiamės pačios priėmė tokį iššūkį kalbėti su jumis apie jūs ir tikimės, kad jūs panaudosite. O jeigu bus klausimų, tai visada kreipkitės į mus. Mes esame komunikacijos žmonės, tai yra tie žmonės, kurie komunikuoja, nesislepia, kurie padeda. Turime netgi ir visokių pro bono atvejų ir visokių kitų dalykų, kurie, taip sakant, tiesiog, jeigu reikia kažkokios konsultacijos, tai nebijokit pasitarti su mumis. Na ir dar labai didžiulė padėka ir organizatoriams, ir mūsų finansuotojams šito projekto. Jau Jūratė minėjo, kad tai paskutinė atviroji paskaita. Taigi aš taip dabar gražiai perskaitysiu, kad paskaitą organizuoja Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, kuri įgyvendina socialinių paslaugų srities įstaigų darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijas. Ir šitą centro veiklą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Iš tikrųjų, turim padėkoti ir ministerijai už tai, kad skyrė finansų kompetencijų tobulinimui ir mūsų šitam susibūrimui. Nes jeigu ne resursai, tai galbūt ir nebūtų to gerųjų praktikų pasidalinimo. Tai žodžiu, visiems labai ačiū,